Sveiki, norėčiau Jūs pasveikinti su praėjusiam kalėdom ir su artėjančiais naujais metais. Ta proga kartu su ATV Titanais mes padarysim tokį nedidelį šventinį važiavimą, tiesiog draugiškai pravažiuoti, smagiai praleisti laiką, aptarti kitų metų planus. Žinoma, eilinį kartą pasiskoliname dar vieną papildomą keturratį iš Latvijos takų. Nuorodą paliksiu apačioje. Latvijos takai, kas nežino, tai yra keturračių nuoma ir puikiai proga prasivažiuoti su Aodas keturračiais. Šitas keturratis turi tokį nedidelį defektą. Kažkas yra su aušinimo sistema, būna striginėja ventiliatorius. Tai mes pamėginsime surasti kamerą problemą, gal kažkiek reikės jį išrinkti, pašalinsim tą visą gedimą, kad mūsų kelionės metu, gal pakatuškės metu, kaip sakoma, nekiltų jokių nesklandumų. Manau, negaišinę laiko ir skubam greitai prie darbo, nes na, gedimas aiškus. Užkaito galiukas užklinėjo, išsilydęs sparnuotė, dėl to nekreivai atsistojo. Tai čia bus remontas labai paprastas. Naujas motoras, nauja sparnuotė, išplaunam radiką, surinkam keturratį ir jisai paruoštas važiavimas. Iš tikrųjų darbas užima maždaug apie 2 valandas. Ага, pakankamai šiokios radiatorius. Na va, sutvarkėm ventiliatorium, surinkom viską kaip priklausom, papildomai pakeitėm padangas, nes 80% važiavime nulinė padangas, nes čia buvo jau beveik plikos. Tai ką, dabar beliko tik tai važiuoti. Mums čia bus labai ilgas laiko tarpas iki važiavimo, o jums 1 sekundė. Aš irgi padėsiu. 1, 2, 3. Tai mes ir jau ruošiamės po truputėlį važiuoti, kolegos nusikrauna, trumpą video aš jau įmečiau, kaip tai viskas atrodo, žmonės be baimė ir kiekvienį savo technikas. Šiandien paskelbsime būtinai nugalėtoją, kas iš šitų abiejų keturračių žalias ar baltas yra 650 ir netgi apdovanosime 2 teisingai atspėjusius žmonės. Po pakatuškės, aišku, turėsime skanų gerą maistą, kad grįžus pasišildyti. Šiandien bus toks važiavimas paprastas, lengvai prasivažiuosim, gal bus 1-2 balą, bet mes pagrindę orientuojamės, kad tiesiog draugiškai praleisti puikiai laiką. Šiandien pagrindę pas mus susirinko vienodasai, vienas CF-as, galiu susukti, kad tik jisai važiuoja.
taip jokiais sakant, turėsim ką sudraskyti. Ne, bet aišku, aš visus modelius vertinu, kiekvienas modelis yra kažko ypatingas ir visi važiuoja su to, kas kam patinka. Nu ką, po truputėlį ruošiamės ir važiuojam. Manęs kažkada juokėsi, kad kabėjo ant 3 medžių, o pats ant 1,5 pasikabėjo. Kabėjo ant 2 ir vienas... Pala, kaip tai buvo? Tai ką dar libiotkę neveik?
Oi, buvo. Kiek čia jūs tos virvės išvieniojot? Kam tiek reikia? Ops, tiek. Jo. Viskas nevažiuoja? Ne, tam taipūnas. Nu va, turėjo būti rami pakatuškė, visus keturačius sulaužė. O, pakojus lūžo iki galo. Pasivažinėjo. Aigi. Kažkaip partempėm. Dabar jau išsiaiškinam, kad tik tai relė parėjo. Tai relė pakeisim toliau važiuos. Šitas irgi su relė truputėlį yra problemų. Ne iki galo pavyko užbaigti, bet parvažiavom. Kaimas ir toks krantelis šioks toks. Ką žinau, aš taip šiek tiek šovau, daugiau tas visas plėsto, aš pats nesitikėjau. Ir laikau, ten kojas, nežinau. Kojas kaip pasvardė ir va tai va. Tai su tom varlės kojom sulaužė pakojų savo. Aš vienu metu Šilti jau pietūs. tokia mintis, Taip norėjus. kaip šonų keturatį, kad jis ant manęs. Na va, smagu grįžti po pakatuškės vietą. Yra virėjas, kur mums paruošė skanų troškinį ir dar kažkokie kebabiukai, ne? Taip. O kaip jūs vadinasi jūsų kavinė, baras, ar kaip čia dabar? Ne kavinė, ne baras, kas kviečia artimi draugai, mes atvažiuojam ir gaminam. O turit kažkokį Facebooką ar... Jo, pasidalinkime receptais, galit surasti. Gerai, tai aš tada nuorodą paliksiu po video, nes jau ne pirmą kartą ragauju, tikrai labai skanu ir visą laiką būna visuose renginiuose su mumis. Na, ką, pagrindė viskas išėjo labai puikiai. Tikrai gavosi geras važiavimas, planavom, kad bus toks lengvas, labiau turistinis, tiesiog prisivažiuoti praleisti laiką, bet gavosi kaip visada. Didelį buksyro, visi išsipurvinom, visi juodi, žodžiu. Vis tiek smagu. Tai kaip ir sakau, video pabaigoje pasakysime, kas yra nugalėtas iš tų atspėjusių žmonių, kad baltas Odisas yra 650, o žalias litras. Nežinau, kaip tai padarysime, ko gero čia kartu su Titanais nuspręsime ir atrinksime. Tikrai parodysime, kaip mes rinksime. Na, o dabar pas mus smagus vakaras. Ačiū, kad buvote su mumis. Na, o dabar apie konkursą. Naujų metų proga gaus dovanas visi, kas teisingai praeitam video atspėjo, kad būtent baltas Aodas modelis yra 650. Tai ką jums dabar reikia padaryti? Po šito video rasite nuorodas į visas mūsų svetainę, Facebooką, Instagramą ir internetinį puslapį. Išsirinkite savo labiausiai patogų būdą ir su mumis susisiekite. Tikrai reikės parodyti, nežinau, telefoną, jeigu atvyksite į vietą, arba per paštą tą patį, per messengerį, print screeną, kad čia tikrai komentavote jūs.
kad iš jūsų paskyros yra komentuota ir mes jums arba paduosime, arba išsiųsime jūsų laimėtus pirštinius. Na ir ką, norėčiau jums palinkėti, kad sekantis 2025 metai būtų dar labiau linksmesni, daugiau nuotykių, kad technika niekada nepavestų. Iš mūsų laukite daugiau turų, tikrai bus ir Labanoro turas kaip ir kasmet, ATV Titanai surengs nemažą vieną turą. Aš manau, kad čia dabar netgi ir kokį žemyniką, jeigu sniegas pagaliau šiais metais bus, tai tikrai organizuosime, patys važiuosime į kitų organizuojamus renginius. Tai susitiksime Bekele, linksmų jums 2025 metų. Tai išvinioji libiotkę iki galo.